Sveiki gyvi, Alvyds, Masals. Atjudėjau vėl, biškai aptvarkiau praėdėjančių putuvę su vėju. Kamera viskas dabar veik, bet dar reikia pataisyti, atsivežiau naują. Pakeisti keitiklį. Vienu žodžiu, toks pastebėjams, kada 2 paras nebuvau niek jėst ir ne vieno žuviais nebebuvau. Po kamerą jaunos tiesiog, kam nekam kai kraudelį praplaudau, tai kas įvyko, aš vakar atvažiavau, kas jau matėt, kas žiūrit video. Ir tiesiog šaškį sudėjau, daugiau niek, dabar dedu tas didesnis, naujoviškų ir galvoju padaryti kaip pašarą, bet ar vis kol kas tas pats. Ir nuskaniai jėt, kad tiesiog nepritrūktum, todėl dedu didesnis. Ir vienu žodžiu, jau po kelių minučių, kad atsirad keli žuvis. Ir paskui žiūrėjau po 10 minučių pakankama ir po to jau po 15 minučių buvo jau nusišneku. Buvo karosa, buvo lina ir karšė, vien žodžiu, ir jau po pats vakars. Ir jiems priplauk belekeik, tai koks superidis pastebėjams, kad reiškia, gal nebūt tam tikrą laiką niekys, bet jeigu jūs tvarkinga šersit, tom šaškiam, kaip sakto, veit išlaikysit, kad ir 2 paras niek nebūtom, anos vis tik ženrai ištoveit ir kažkur aplinko laikus. Ir tik įdėjot iškart sureagavai. Svarbiausia įdėjo išaiškės, o ne kažkui, tai ten birų produktų sutaisyt su kažkas papaskuonės į taip toliau, tu šaštinus iškart netirps ir tai nieks labai nepasiskleid. Tai vienu žodžiu, tai ir superinis dalykas. Reikia žodžiais kažkur aplinko laikus, jau žen toveit, kaip ir gyvūną, toks tiesiog pastebėjams. Gal jūs jau tų žinojot. Tai va, ir labai gerai, ir skaityk, jeigu tu nebuvai ten atvažiavęs porą parų, viskas jau ok, ir jeigu dar skaityk jam įdėdi vėl šaškį ir tada pasidaratų kažkokį minkšklets, kad ten, ką pavyzdžiui, sakysdavo suskysta, net ten tą saldė dauną ir tiesiog neutralų pašarą, tai aš įsivaizduoju, nors ten dar greičiau suplauks ir dar daugiau to žuvies ir viskas įvyks labai gerai ir žvejyba įvyks labai gerai. Tai va, toks pastebėjams, o šį vakarą atplaukiau, reiškia, čia jau plauku link panton, reiškia, 2 naują šaškės įdėsiu anas ne ant tų stovų, o tiesiog įdėsiu, reiškia, tiesiog ten, kur dedu tus birius, reiškia, bet galbūt po kamerą, esminis dalyks koks ir labai skanę kvepą padariau su kvapas ir skonis vasarinė variantą, vienu žodžiu. Pažiūrėsim, galbūt reikėtum šaškės gabinti, kad ir viliuotanos, kad galėtum greičiau priviliuoti žuvį, jeigu jūs įdedat naujo veito kažkokio, kad skleistum ir spalvą, galbūt to dėbį, žinai, sunku bus pasakyti, žiūrėsim, kas čia vyks, aš nežinau, pirmą kartą įdės ir vienu žodžiu, gal ta žuvis greičiau pastebės ir matysim, ar ano čia jės, nes čia jau ir skonis, ir kvaps, ir spalva, vienu žodžiu, teik dalykų. Teik to šitą šaškį. Tai va, stebėkit video, stebėkit 2 kameras, jeigu vieną kartą sinerų, daugiausiai YouTube abėdis rūd, pažiūrėkit vien masals ir antrą masals. Ir jūs galit tą kartą pasileisti ir abėdis matyti, prie katros daugiau žuvų išvis, ar čia bus ar nebus, kokios reakcijas, bet jeigu jūs kažkur ir nepažiūrėsit, nes var pas mane kompiuterį programą, ruoda abėdis kameras, iš karto aš ant abėdis matau ir iš karto galės nuspręsti, prie katros plauk daugiau, prie katros mažiau, ar veinuoda, ar iš vis kažkur neplauk. Vien žodžiu, bus vėsti atsakymą. Tai va, žiūrėkit masalą, ačiū, kas pasidalinat, ačiū, kas širdelį uždedat, vis tiek kažkaip norės, kaip sakant, plėstumės tas masalas, pabiš daugiau žmonių sužinotom, tai va, ačiū, kas komentarą parašot. Tai va, teik, gerą savaitgalį, Alvyds Masals, iki.